Sveiki, aš esu gydytoja Tulčina, natūralios medicinos įkūrėja Lietuvoje ir pakomentuosiu šitą klausimą, kuris dažnai būna užduodamas. Dar kartą noriu pakartoti, kad odos lygų nėra ir jeigu spuogas atsirado odoje, tai jis ne dėl to, kad oda yra kažkokia tai netvarkoja, mūsų priešas arba negera, arba ten kas nors, jei randa ten kokį nors stafilokoką ir taip toliau, tai yra tie pūliai, kurie atsiranda odoje dėl to, kad kraujas uždegiminis, toksiškas, kuriame yra daug parazitų, pirmonių, grybelių, dėl to, kad maistas netinkantis imunitetui nesusivirškino skrandyje, plonajam žarnyne ir į storąją žarną sukrito tą visą masę, taip. Ten atsiranda pūliuojanti situacija, ten bakterijų tiek daug, kad leukocitai nesugeba jų suvalgyti, suprantat? Jie dauginasi, tos bakterijos jos dauginasi, jų kiekis didelis. Ir kai kurių žmonių limfa apkrauta toksinais žarnyne, taip, ir kraujas, ir dvi gyvybės upės, viena į kitą perduoda toksinės medžiagas. Tada organizmas protingas kai kurių suranda kanalus, pro kuriuos tie pūliai arba tos toksinės medžiagos atnešamos į odą. Tai čia kaip kraujas tas nešvarias putas išmeta į odą ir atsiranda aknė. Tai kaip gydoma tradiciniai medicinoje, kaip gydoma tą problemą. Tai yra antibiotikai pirmoje eilėje, nes antibiotikai turi užmušti tas negeras bakterijas. Bet jos yra ne tik tai odoje, o jos yra ir žarnyne. Tai tada užmušamos ne tik negeros bakterijos, bet ir geros bakterijos, dėl ko atsiranda disbakteriozė. Laikinai tipo situacija pagerėja, spuogų pamažėja, bet priežastis tai nepašalinta, o priežastis viduje. Ten yra šiukšliadėžė, kurioje vyksta rūgimas, puvimas, uždegimas, kur yra ką pavalgyti tiem kokam, stafilokokam, streptokokam, kurie maitinasi to saldžių, to skanių, to maistų, ne? Ir paskui ieško kanalą, per kurį galima visą tai išmesti. Tai vienas iš kanalų yra oda, per kurį valosi tie kaip juos pavadinti, mūsų priešai, suprantat? Tai eina pas kosmetologus, ten daro valymus, paskui ten kažkokius dar kažką daro. Viešpatie, jūs turite suvokti vieną kartą žmonės, kad viskas, kas yra išorėje, yra viduje, jūs turite šitą žinoti. Iš vidaus į išorę valosi organizmas. Užtat kaip jam padėti? Taip, pradėti valgyti maistą, kuris tinka imunitetui, detoksikuoti sistemą atliekant hidrokolino terapiją, kas yra tobulas valymas toksinų ir tų tokių užterštų išmatų iš storosios žarnos, kur dešimtmečiais sluoksniais susikaupia ant žarnų sienelio, tuomet tada kraujas pasidaro švaresnis, limfa pasidaro švaresnė, inkstai ir kepenys lengviau valo mūsų kraują ir tada odai nereikia to daryti. Tas liečia ne tik tai aknę, tas liečia votis, daug pas ką kyla tie votis, taip, per aš nežinau, nugaroj, ten kojoj, dar kažkur. Tai yra tas pats mechanizmas. Taip pat atopiniai dermatitai, kada niežti, kada atsiranda bėrimai raudoni. Tas pats yra ir rozacija, kur pavyzdžiui atsiranda paraudimai odos veido arba rožinė ta vadinama, kur yra ant kojų. Tai yra, suprantat, čia yra priežastis ta pati. Netinkamas imunitetų maistas, nešvara, kur yra kraujyje, o iš kur jinai iš žarnyno, kur tie puvėsiai randasi, taip. Ir atsikratyti tų dalykų galima labai paprastai, sutvarkius mitybą pagal maisto netoleravimo testą ir detoksikavus organizmą. Čia yra tikrai patirtis 20 metų ir jeigu kam yra klausimų arba norės, pavyzdžiui, individualiai gauti konsultaciją, galite kreiptis į mūsų kliniką, mes padėsim jums apie tai dar kartą papasakosim ir jūs patys nuspręsit, ar pasitikėsit, darysit ar ne. Tai tik tai tokia išeitis. Toliau yra kančių keliai vaistais, kurie visi turi pašalinį poveikį ir kurie tikrai neišgydys priežasties, dėl kurios tas atsiranda. Tai laukime jūsų.